Sveiki, šioj pamokoje pakalbėsiu apie produktų redagavimą. Tai yra iš tiesų labai kompleksinis procesas, įeina daug dalykų, tai yra labai svarbus pasiruošimas, norint redaguoti produktus, bei atitinkamai yra labai daug skirtingų metodų, kaip tą galima padaryti. Dėl to aš nusprendžiau padalinti šią pamoką į kelis epizodus. Šio epizodo eigoje aptarsiu būtent labiau pasiruošimo žingsnius, ką rekomenduočiau atlikti tam, kad galima būtų tvarkingai ir gerai redaguoti produktus ir tiesiog akcentuoti, kuo galima daugiau svarbių dalykų. Iš tiesų, man pačiam teko nemažai redaguoti produktų ir bandžiau įvairiausias technikas, įvairiausius metodus. Su Lightroom pagalba nemažai teko darbuotis redaguojant produktus, dabar naudoju Photoshopą daugiau ir kiekviena programa turi savų pliusų, savų minusų, tai tiesiog labai rekomenduoju, net jeigu ir turit kažkiek patirties redaguojant produktus, galbūt kažką naujo sužinosit, ko galbūt nesat bandę, o tie, kas dar tik galbūt pradedat darbuotis Photoshopu ir neturit daug patirties redaguojant produktų, tai rekomenduoju pasižiūrėti visas dalis. Tai pradėkime nuo pasiruošimo. Tai atsidarius Photoshopo programą, labai rekomenduoju tiesiog atsidaryti kaip naują failą. Ir dabar, kur yra nustatymai, atkreipdėmėsi labai svarbu į kelis aspektus. Tai visų pirma, jog būtų nusistatytas pikseliais matuojamas dydis, tam, kad galėtume taisyklingai nusistatyti reikiamus matmenis, centimetrai, milimetrai ar kiti dydžiai šiuo atveju netiktų. Mano rekomendacija naudoti dydį tokį, kad yra 2000 ant 2000 pikselių. Tai yra toks galbūt standartinis dydis, aišku, priklausomai nuo to, kam bus naudojamos nuotraukos, gali būti kiti reikalavimai dydžio, bet jeigu neturit kažkokių specifinių reikalavimų, galit naudoti šiuo atveju 2000 ant 2000, toliau rezoliuciją rekomenduoju naudoti 300, bei atkreipdėmėsi, kad spalva turi būti nustatyta RGB color ir fonas taip pat turi būti nustatytas white, baltas. Spausti. Create. Ir pirmas dalykas, atkreipkite dėmesį, jog Photoshopo langas, kurį atsidarėt, jisai yra baltas fonas, bet aplink yra tas standartinis juodas fonas. Ir tai yra pirmas dalykas, ką rekomenduoju atkreipti dėmesį, ypač redaguojant produktus baltam fone, jog aplink esantis juodas fonas, jisai gali šiek tiek suklaidinti atspalvį balto fono, ypač produktų. Tai pirmą dalyką, ką rekomenduoju padaryti, tai tiesiog paspausti dešinį mygtuką ant esančio šiuo atveju juodo fono ir pasirinkti spalvą custom ir tada bus pasirinktas baltas fonas. Arba jeigu galbūt pas jūs bus kita spalva, tai tiesiog galite atsidarę Select Custom Color, būtent šitoj spalvų pasirinkimo daly, į patį kampą nuvest pasirinkimą tam, kad būtų visos raidės F raidės, tai reiškia, kad tai yra balta spalva ir paspausti OK. Ir jūs turėsite tikrai tada baltą spalvą, ne tik tai, kur bus redaguojamas produktas, bet ir aplink jūsų darbo langą. Kitas svarbus dalykas tai yra liniuotė, su kuria galėsite išsikviesti papildomai linijas, kurios jums padės orientuotis pagal atstumus ir dydžius nuo kraštų. Galbūt jeigu jūs nematote šitos liniuotės, tai ją tiesiog galima išsikviesti, paspausti Ctrl
R ir jinai atsiras, arba dar papildomai būdas yra paspausti View ir pasirinkti Rulers ir taip pat atsiras ši liniuotė. Išsikvietus liniuotę irgi labai svarbu atkreipti dėmesį, kad jos matmenys gali šiek tiek skirtis nuo pasirinktų jūsų pikselių, tai tiesiog rekomenduoju dešinį paspausti ant liniuotės ir jeigu bus pasirinkti centimetrai, milimetrai ar kiti matmenys, tiesiog taip pat pasirinkti pixels tam, kad būtų daug lengviau jums dirbti. Ir ją išsikvietus, kaip ir minėjau, tai labai patogu, pavyzdžiui, pasidaryti, tarkim, nuo apačios atitinkamą atskaitos tašką. Aš rekomenduočiau irgi tokį standartiškai, kad būtų 200 pikselių nuo apačios. Taip pat nuo kraštų galima pasižymėti irgi žymėjimus, kad būtų, tarkim, nuo vieno krašto 200 pikselių, nuo kito krašto irgi gali būti apie 200 pikselių atstumas, tam, kad mūsų produktai, kuriuos naudosime, jie išlaikytų kuo galima labiau savo pozicijas, ypač tas labai jaučiasi, kai, tarkim, yra panašių produktų eilė ir jeigu jų pozicija keičiasi ir jų šiek tiek kampas keičiasi, tai tas labai aiškiai pastebimas dalykas, tai dėl to pasiruošimas aiškios pozicijos tai labai padės išlaikyti profesionalumą ir kokybę visų nuotraukų kontekste. Ir kai jau pasidarėm galbūt šios pagrindinius bazinius nustatymus, tai labai rekomenduoju įsisaugoti šį projektą, kadangi tai bus jame atliekami visi produktų redagavimai ir bet kada galės atsidaryti, tai tiesiog paspaudę File, Save As ir tiesiog pasirinksite norimą vietą, kur jį norėsit įsisaugoti ir tiesiog galite nusirodyti savo pavadinimą, kaip pavyzdys produktai 2000 ant 2000 px pikseliai ir išsaugot. Ir kai pasiruošėt savo failą, tiesiog galima bus įsikelti jau į produktus ir tą padaryti tiesiog reiks paspausti File, pasirinkti Place Embedded ir tai pasirinkti produkto nuotrauką, kurią norėsit įsikelti ir paspausti Place. Ir prieš įsikeliant, jeigu esat pasidarę, jog jums atidarytų kamerą ar langą, tai jūs tiesiog galite atlikti atitinkamai šiek tiek korekcijas produktų šviesumo, pakoreguoti. Apie šias korekcijas planuoju giliau ir išsamiau pakalbėti kitoje dalyje. Paspaudžiu OK ir mano produktas įsikėlė ant pasiruošto šablono ir atkreipdėmėsi dabar galima į jo poziciją. Tarkim, jeigu norim keisti produkto poziciją ir dydį, galima tą padaryti labai nesudėtingai ir atitinkamai priklausomai, kaip buvo fotografuojamas produktas, kaip šiuo atveju jis buvo fotografuojamas specialiai taip, kad kraštai būtų šiek tiek išėję iš kadro, tai aš ir produktą taip pozicionuosiu, jo kraštai gali būti išėję iš kadro, bet produktas būtų toj vietoj ties mano šią apatinę liniją. Paspaudžiu Enter, patvirtindamas produkto lokaciją. Taigi įsikėlę tai produktą, pasiruošę jo darbui. Tai yra labai svarbus žingsniai, tai yra pasirinkti tinkamą dydį, nusistatyti reikiamus vienetus, šiuo atveju pikseliai,
pasirinkti, kad būtų fonas aplink baltas mūsų darbo vietą, bei atitinkamai išsisaugot mūsų produkto failą. Ir padarius šiuos žingsnius iš tiesų tikrai galite imtis darbų ir sekančioj dalyje aš papasakosiu, kaip galima toliau dirbti su produktais, kaip pašalinti šiuo atveju baltą foną, jog jisai būtų visiškai baltame fone, kaip sutvarkyti labiau to produkto spalvas, ką rekomenduočiau daryti, kaip apdoroti. Tai žiūrėkite sekančius epizodus ir susitiksim kitame epizode. Iki.